Aš manau, kad šiandienos rungtynių komentaras jis man irgi trumpas ir aiškus. Sezono pabaiga tokia, kad mūsų komanda, šiaip aš negalėčiau pilnai prasnelę pavadinti ir paskutinės savaitės, kada nebuvo galimybės tiesiog visiems kartu treniruotis, keletą žmonių dirbo, keletą mokinosi, tamsta labai anksti, kitų galimybių treniruotis nebuvo, praleido praktiškai ir Jackus, ir Zaniauskas, žmonės po darbų, po visko praktiškai netreniruoti, nepasiruošę, o moksleiviai irgi savo problemų turėjo ir iš tikrųjų tas sudėtis, aš manau, kartais, tiesą pasakius, atitinka, galbūt netitinka sudėties komandų, kurios yra iki 7 vietos. Na, imtinai, su mes galime apniauti Kroją, su Gargždais, Atletas, Mažeikiai, o tos komandos galbūt, kaip rusiškai, kalbant, į Pazubam ar kaip čia pasakius. Aišku, galima epizodiškai rungtynės kažkokias geriau sužaisti, bet šiandien galbūt ir tai atsiliepia, kad sezono pabaiga būtent tokia, sakysim, buvo, kad mes negalėjome visi kartu būti, kartu treniruotis. Ir mokslininkai, kurie mokslo metų pabaigos, moksleiviai daugelį, Vilavičiui, Bundului, panašiai, Zaniauskui, Jackui darbai. Tai praktiškai mes vos ne iš laivo į balių šiandien atėjom. Taip ir atsispindėjo rezultatas, atspindėjo tą pasirašymą. Visas sezonas kaip vertinate? Visas sezonas, šitą sezoną gal sunku, taip dviem žodžiais ir taip staigiai vertinti, čia ir giliau paanalizuoti reikia, bet, sakysim, man atėjus pradėjus dirbti, aišku, akivaizdi. Organizacinė problema buvo finansinė ir labai sunki ir galbūt tik tai paskutiniam dienom kažkokių prašviesėjimų šviesulių matosi, bet, sakysim, pagrindinį užduotį mes galbūt ir išpildėm tą vietą sunkiai, bet išpildėm su varžovais, kurie, sakysim, mūsų lygio mes gal sėkmingai sužaidėm. Pagrindinis uždavinys buvo, liko dauguma klaipėdiečiai, jiem, kai kuriem iš tikrųjų praktika labai nebloga ir jeigu jiem tai paliks, sakysim, tai antspaudą kažkokį tas sezonas jie tikrai turėjo gerų galimybių žaisti aukščiausiam lygiui. Praktiškai sezono pabaigoje rungtyniavo visa ta komanda, kuri praktiškai 90% žaidėjų sezoną pradėjo dubleriuose sudėtyse. Nė vienas nežaidė pagrindinėse komandose, mes užbaigėm sezoną dublerio komandą visiškai. Taip. Mums dar tokia sudėtimi ir dublerio pirmenybėse būtų ką veikti. Tai va, taip, kad buvo ir gerų rungtynių ir buvo, sakau, tiesiog, kur mes, kaip šiandien mums sunku kažką komentuoti, kad mes netitikom tiesiog varžovo meistriškumą ir sudėjęs tas problemas paskutinės, sakysim, galbūt savaičios, varžovas gavos toks rezultatas, bet visumoje tą uždavinį mes įgyvendom, išlaikėm bent jau komandą, išlaikėm tą vietą. Tai tiek.